Sveiki vaikai, šiandienos tema tiesioginio proporcingumo funkcija. Kas yra tiesiogiai proporcingi dydžiai, jūs kaip ir žinote, aš užrašysiu dar kartą lentelę. Šiuo atveju bus x ir y, tai yra mūsų argumentas ir priklausomas kintamasis. Tai tiesioginis proporcingumas, jeigu vienas didėja, tai ir kitas didėja. Tarkim, jeigu čia vienas, čia 3, tai jeigu čia 2, čia tarkim 6 ir jeigu čia 5, turėtų būti kart 2, 10. Kart 3, sorry, jo, 15. Jo. 15, gerai. Tai tiesiogiai proporcingi dydžiai. Kaip žinom, dalinant mes visada gaunam tą patį skaičių. Jeigu iš 15 dalinu, iš 5 dalinu 15, 3 ir 3 gaunu. Visą laiką tai tiesiogiai proporcingi dydžiai. Tai dabar mes kalbam apie tiesiogiai proporcingą funkciją. Tiesioginio proporcingumo funkciją. Funkcija tai yra mūsų grafikas, kuris atitinka visus taškus, kurie yra lentelėje. Arba gali būti neribotas kiekis tų skaičių, skaitmenų. Tai yra, jeigu begalinė funkcija, jinai niekada nesibaigia, tai ir skaičių bus begalė. Tai gerai, jeigu aš turiu -1, tai aš turiu ir -3. Ir taip toliau. Į minusinę pusę irgi viskas taip pat vyksta. Jeigu turiu 0, tai čia irgi turėsiu 0. Tai ką tai reiškia? Kad ta funkcija, jinai eis per nulinį tašką. Jeigu turime grafiką, tai mes galime atidėti tos taškus ant grafikos, sujungti jos tiese ir mes gausime grafiką, mūsų funkcijos grafiką. Gerai. Maždaug iš akies primetu. Gerai. Taip, y, x ašis. Ir žiūrim, atidedu 1, 3. Štai čia taškas, 2, 6. Štai čia taškas, 0, 0. Štai čia taškas. Ir -1, -3, štai čia taškas. Jeigu pastebėsit, tai yra tiesiog tiesi linija. Jeigu pas mane gali šiek tiek čia kreivai būti, bet pas jūs, jeigu jūs darote savo languotomis susiuvinėje, tai pamatysite, ten yra tiesiog tiesė. Per tos taškus, jeigu pridėsit liniuotę, pamatysit, tai yra tiesiog lygi tiesė. Taigi, jeigu aš galiu funkciją y aprašyti kaip kx, tai yra tiesioginio proporcingumo funkcija. Taip ir galite parašyti tiesioginio proporcingumo funkcija. Taip, jinai taip ir atrodo, jos formulė yra tokia. Tiesioginio proporcingumo funkcija. Kur x yra argumentas, tai yra pasirenkamas kintamasis, nepriklausomas kintamasis, y yra priklausomas kintamasis, o k yra koeficientas. Kas nuo to koeficiento priklauso? Nuo to koeficiento priklauso, kaip stipriai bus pakreipta tiesė ten y ašies atžvilgių, tai yra va šitas kampas. Va šitas kampas priklauso. Čia ne kampas K, bet nuo K priklauso tas K kampas. Nesupainiokit, K yra koeficientas, o ne kampas, gerai? Pasirašykit, K yra koeficientas, ne kampas. Tai kas bus, jeigu K yra neigiamas? Tarkim, jeigu K neigiamas, jeigu K neigiamas, tai funkcija atrodys štai taip. Aš kitą spalvą gal nupiešiu. Funkcija pasidarys mažėjanti. Jeigu K yra neigiamas, funkcija bus mažėjanti.
Jeigu ką teigiamas, funkcija bus didėjanti. Kas bus, jeigu k nulis? Nebus funkcijos, ne? Nėra tada tokios funkcijos. Tai bus 0, 0, 0. Viskas bus 0. 0 lygu 0 bus. Tai ką turėtų būti arba teigiamas, arba neigiamas skaičius. Jis negali būti 0. Taip? Mes suprantame, jeigu k bus 0, tai tiesiog dingsta pati funkcija, dingsta. Viskas pasidaro 0 ir mums netinka. Tai k arba teigiamas, arba neigiamas. Tai galime ir parašyti, kad k nelygu 0. Ne? K nelygu 0. Tai ar turit klausimų? Atrodo viskas pasakyta kol kas. Trumpai apie šitą funkciją. Ar turit klausimų? Ne? Gerai, ačiū.